Labas visi susirinkę, visi žemaitė, kurie suvažiavo į Vilnių. Iš tikrųjų, Lietuva tokį nedėdėl, bet ir kartu mes kokie esam skirtingi. Mes žemaičiai norim šiandien parodyti, kaip mes šokam, kaip mes dainuojam. Mes net savo pinigus dalinsim šiandien, bet už tus pinigus galės nusipirkti tik telšius. Aš labai džiaugiausi visas jumis, kad ir gausiai susirinkot. Ačiū jums labai. Ačiū už plojimus, kurie mes patyrėm, kai ėjom čia per visą Vilnių. Iš tikrųjų, geros jums šventės, sveikatos, stiprybės ir svarbiausia, vienybės. Ačiū. Vicemeras jūsų išsigonda. Tiek ir nepasirodė. Bet nieka tuok, matyt, kažkur užstrėga. Tai sveikinu visus labai nuoširdžiai, suvažiavusius iš viso žemaitėjus, visus sostinės svečius, mona kraštiečius, su gausiausiai delegacija iš Telšių. Ir linku visiems stiprybės, energijas, sveikatas, geros nuotaikas. Ir svarbiausia, niekada nepasidauti, nes net pagudžiausias naktais, jei kartas kažkam ir sunkiai būtų, reikia neužmiršti, kad viešas išauš ryts. O tim, kad reišinėm prekiaujat, tai linku ir gražaus pinigėlį. Žemaičių sostinės, miestas stovintų 7 kalvų, Telšių merą dekret. Telšė 2012 metą kovo 3 dieną. Kazioko švenčių proga, norėdams pagerbti Vilniškius ir visus geros valios žmonės, įsakavo išleisti Žemaičių sostinės nominalą 7 grašius. Laimės piningą, kad visiems ne tik linksma būtum, bet ir nusipirkiant turėtum konomiai parnešti ir anei užloską žemaičius gerų žodžių minavotum. Telšių meras Vytautas Kreiva. Pakelkiam tom presą. Atsiprašau, gižėlį dabar leiskiam foną. Mūsų pasidarbausiam vėliau. Jums vidurį. Pona džentelmena, visi 3, įsikirpkite to akmeną, bet nepasukit, kad savo galvėlių nepakėštumėt. Bet, palauk, riktinga, vyriška, stiprė, be gailės. Taip apsumotriška, be gailės. Hopa, sakė. Nu dabar savo šventą rankelį prašau paimti. I kad mato dabar fokusus galvot, nabėra, ne? Priviršaus prikėba. Juk žemaitė vismet. Yra. Yra. Nova pirmasis piningslių. Lygiai 7. Kapitos kalvas. Grajan maršą. Žemaičių dainos jau atsidarė Vilniau. Jūs nelėktumėt nuskriausti mažytę mašinėlį. Ar tik visausia, sakykit, ar tik visausia? Aš irgi noriu. Žau. Šiam būt tā. Tik tā. Bez kniektų ir daugiau. Žemaičių gražia. Čia scenoje pasirodys Telšių prie Nacionalinio dramos teatro. Jau pavasaris, ar? Taip pat koncertuos tie patys. Vakar teatrai pasakė, dalysit velkų, o tas 100 laivutis kundas nūčiai velkų. Gražia, ūkį vertito, o dabar paklausyk, pavyzdžių, kalakots kainavo 20 grašių. Žonsis ir višta 3 grašius teisingas, Stanislava. Šiandien mes dora, a mes dar gyvi, a mes dar galėm, a vers mums iš galvėlių spalę. Būkit pasveikinti visi Žemaitę Vilnių į vietinę ir atvažiavę. Įleiskit pasakyti, kad šerdis Žemaitė
Gražia, on 7 kalvų išauga, graži rūma iš šventovės prabangomą saugo, sostinį Žemaitių mūsų, kas tavi sukūrė, kas klestėjimą, augimą tau museną būrė, kas per karus į pukarą tavi retavoja, kas šventovės į muziejų dedlę šinavoja. Voteišė, brangiausias miesti, juk laumis tau to laimį kūrė, vo klestėjimą į augimą, tokiai šitą didelę maži vaką kūrė. Tad širdingas plojimas paplokit mūsų mažąją Žemaitukę, kad ramok didelę puikių tropnių pasakojimų apli Žemaitis. A pasakys Rugilė. Nu? Į Baltijos jūras matoms, Žemaičių kraštą gražoms, į kalnų kalnėlių gausoms, viską sutelk į žodį Žemaitėje. Mėnėje sopi, kam žalvarėnį, šatrys kalns, raganų pustynė, nueita blindas gadynė. Dėl to sakau, mylėkiam savo kraštą, įsaugokiam šnektą, per amžius neštą. Visos Lietuvos wunderkindė, didelę džiaugiamės, kad... Kokį posėdį. Nu tai jau teška palei gyvenim, palei savo. Nu bet mes smagiai tai vakar šok ir jūs, brangieji, nu nelaukit, niek jūs sušalsit, šokit, judėkit. Žinokit, čia tokiai trupni žemaitiški šokiai, neveizėkit, ką vakar šok porom vaikiuk su mergelka. Gal mergelka su mergelka, babelka su babelka, karpusė babelka. Atsimoša gerą. Jeigu matot, kad Geras. On Stanislavas. Tai yra ta scena, aš jums galiu papasakoti, koks keiksi ir Žemaitis. Tas Žemaitis kaboja 3 dainas, 3 naktis. Pasiau kažkoks žmogelis eik pro šalį, jam gal žiūr žmogus pakarts, paimta už šnur nupjoja, tas Žemaitis nukreta, atsisėdate, aptrends, fronta, trends.
Žemaičių dienos tai Vilniui tokios pasitaikė šaltos, nesakyčiau, kad pavasariškos, bet esu labai dėkinga visiems Žemaitijos tautodailininkam, kad atvyko į sostinę parodyti save ir savo darbus gražius. Na, aišku, aš labai džiaugiuosi, kadangi šiandien stoju prie tikrų žemaičių, kurie yra Kaziuko mugės patriotai, tai prie Benisės ir Romano Vagnorių, ir be jų jau Kaziukas tikrai neįsivaizduojamas yra. Taigi, jeigu tokie žmonės važiuotų kasmet pas mus, tai reiškia, Kaziukas būtų labai labai gražus. Na, taip pat labai džiaugiuosi, kad yra iš Šiaulių gražios keramikos, yra daugiau medžių drožėjų iš Šilutės, iš Kelmės, iš Mažeikių. Na, kažkaip Žemaičių dienos vyksta ir ačiū visiems, kas atvyko. Ir visumoje Žemaitija menais ir verslais. Jinai labai turtinga, aišku, bet kadangi taip išėjo, kad susidvejino, Kaziukas vyksta ir Klaipėdoje šitom dienom, tai ne visi atvyko tie, kurie tikrai be Vilniaus Kaziuko gyventi negali. Ačiū Jums labai, pavardė man priminti. Ramutė Kraujalienė. Nu tai Romai, kaip tu čia dabar Vilniui pasijauti? Vilnius mumis priėmė šiltai, kaip gauti progą įsitikti, Vilnius bendrijos pirmininkė mumis irgi koruoja, priima, kai tik bendraujam, globoja mumis, priėmė savo tokį šiltą ratą, mes visada jaučiam jos gerą ranką šiltą, mums ir skamba kankliai priima, o dabar malonu, geras sodas. Daug atvažiavo čia? Ko gero iš Telšių mes vieninteliai meistrai atvažiavom, nes mūsų visi kiti meistrai jau pasenę, supranti jau, tiek Gedvilas, tiek Banevičius, visi meistrai jau pasenę. Tai iš tų jaunų meistrų jau dabar dar sunku juos išauklėti, išmokini, parodai, bet jie nenori sunkiai dirbti, visi nori lengvo pinigo dabar. O meistro darbas sunkus? Meistro darbas yra tikrai labai sunkus. O dar pirmininkė paklausė, kaip čia su to jaunimu dabar yra? Tai jaunimas auga ir nenorėčiau tikėti, kad Romas sako teisybę, man atrodo, ir jauni jau išmoka daug ką daryti. Išmoka, bet dirbti nelabai nori. Nu tai dar tėveliai dirba už jos, ateis laikas, kad turės patys dirbti. Nu tikėkimės. A jūs kiek išauklėjot jaunimo? Oi, mūsų ir dabar šeimoje 6 tautodailininkai esam. Parodoms tai dirbam visi. Parodoms, o šiaip jaunims visi tur darbus, o į mūgius tik tai mes seniukai bevažiaujam. O kaip. Nu bet atvežė didelį derlių. Čia į visos šeimos darbs. O kiek šaukštai? 9. 9 litrų.